ką man daryti toliau. Atėjo laikas apsispręsti ir kaip toliau elgtis. Į šitą ir kitus klausimus bandysiu atsakyti šiandien. Čia, Margis slėnyje. Good morning, everyone. Drink your coffee. Enjoy this morning. Don't forget to smile. Be grateful for what you have. And have a good day. Sveiki, aš esu Vidas Bublys ir šiandien pas mane svečiuosi Agata. Labai diena. Labai malonu. Agata pateikė tokią užklausą, kad įdomu, kaip tiesiog naujas gyvenimo etapas, atėjo, reikia kažką sugalvoti. Pasakysiu taip, kad atėjo labai laiku, kadangi metai pirmi jūsų asmeniniai. Todėl nauja strategija sekantiem 9 metam, kuria va būtent dabar, tačiau iš eilės. Taigi, turiu iš jūsų datą, matau 2 devintukus, 2 aštuntukus, vienetą ir dvejetą. Reiškia, jūs esat sąmonės skaičius 8, su misija 1. Pradžiai apie sąmonės skaičių 8. Sakykit, ar jūsų darbas susijęs su kontrolė? Reiškia, procesų kontrolė, materijos kontrolė? Dalinai taip. Nes, matot, 8 realizuoja pirmiausia apie 8. Tai jūs esate darbaholikai. Visiškai ir absoliutus darbaholikai, nors labai dažnai neprisipažįstat, nes jums atrodo, kad visi kiti lygiai tiek pat turi dirbti, kiek jūs dirbat. Man atrodo, kad aš tinginė. Okay. Sakykit, ar išėjus iš darbo, jūs dar galvojate apie darbą kažkiek tai? Namuose. Mintimis. Nesenai pakeičiau darbą, tai dabar kaip ir ne, bet prieš tai, kai dirbau ankstesniai darbovietėje, taip, aš visada turėjau su savim kompiuterį ir savaitgaliais ir vakarais būdavo, kad padirbėdavau. Ir net uždarius kompiuterį jūsų darbas nesibaigdavo, aš taip spėjau, ja? Kartais baigdavosi, nes aš turiu kitokių atsakomybių, aš turiu vaikus, aš turiu šunis ir man reikėdavo persijungti į tai, kad aš turiu dabar patapti namų šeimininkė, mama ir panašiai. Taip, čia irgi atsakomybė be abejo didelė ir darbas. Kiek jums svarbus rezultatas? Labai svarbus. Ir kaip atrodo jūsų rezultatas darbe? Ta prasme, ar tai yra materialus rezultatas, ar jis nematerialus, ar yra jis tiksliai nurodytas, koks turi būti rezultatas? Dabar man sunku tai komentuoti, kadangi, kaip ir sakiau, ką tik pakeičiau darbą, bet kaip aš matau, be abejo, mes visi einam į darbą tam, kad uždirbti pinigų. Taip. Tai jeigu mes turėtume šiaip pinigų, mes tikriausiai nelabai dirbtume, mes gal darytume tai, kas mums patinka. Jūs greičiausiai dirbtumėte. Aš gal daryčiau tai, kas man patinka. Taip. Okay. Bet grįžtant prie rezultato, tai dabar aš sudariau 3 metų viziją ir aš link to eisiu ir tai bus mano rezultatas, galbūt asmeninis. Nes aš noriu padaryti tam tikras permainas šitoje darbovietėje, noriu truputį pakeisti tas nusistovėjusias taisyklės ir įpročius darbuotojų ir noriu padaryti jiems geriau ir man tas rezultatas yra ne vien tik tai pinigai, bet dar ir žmonių požiūrio pakeitimas, žmonių darbo sąlygų pagerinimas ir galbūt tas iš darbuotojų pusės manęs įvertinimas, jeigu galiu taip pasakyti, kad vėliau apie mane gerai kalbės, kad va atėjo Agata ir padarė geriau negu buvo. Čia jau kalba antras jūsų skaičius, tai yra misija 1, tai yra pirmiausia pripažinimas kaip lyderio jūsų savybių. Tai yra taip, kad jūs vienetas, jisai suformavęs komandą, pradeda skirstyti, visada skirsto žmonės į savus ir svetimus. Ir jūsų komanda, su kuria jūs dirbat, yra savi. Čia jūsų, ar sakykit, kolektyvą formavot pati ir jau gavot? Gavau kolektyvą ir realiai aš savo srityje esu viena. Aš neturiu daugiau tos pačios srities kolegų. Ir tai, ką aš kursiu, tai bus visos įmonės labui, bet kaip tokios komandos savo aš neturiu. Bet galbūt kažkada ateityje. Ar tai vadovaujančios pareigos? Ne. Aš esu darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė. Tai daugiau panašiai į autonominį darbą. Tai yra jūs
pati savo dirba, tai yra ataskaitinga tik tai tiesiogiai direktoriui, reiškia, Panašiai. ir daugiau niekam. Panašiai. Ir netgi direktorius jums ataskaitingas už savo išvadas, kadangi jo. Tada, reiškia, su šitų skaičių kaip ir viskas, bet matot, tokioj sferoj aš nematau, kur jūs realizuojat savo aštuntuką, tai yra būtent materialaus pasaulio kontrolė. Tai yra ir tas rezultatas pas jūs toksai, pas jūs jeigu nieko neįvyksta, tai ir yra rezultatas, bet kaip principė, kad rezultatas be rezultato gaunasi. Kodėl? Galima ir taip pasakyti, jo. Bet iš kitos pusės tai yra siekiamybė, kad, tarkim, įmonė būtų nulis nelaimingų atsitikimų. Tai yra labai didelė siekiamybė ir tai būtų labai didelis rezultatas iš tikrųjų, jeigu nieko neįvyktų blogo. Nes matot, ta prasme, aštuntukas, pirmiausia, kaip minėjau, jūs esate darboholikai, antra, kontrolė, procesų kontrolė, tai čia vat jūsų sfera visiškai. Ir dabar, kaip aš suprantu, jūs kontroliuojat visą tą darbų saugą, dokumentaciją ir visą kitą, bet šitoj vietoj vat nėra tos materialaus pasaulio kontrolės ir rezultato nebuvimas. Suprantat, nėra, nes pas jūs gaunasi, kad ir rezultatas, ir materija yra tas pats. Tai yra, matot, grubiai, aštuntukas tai yra sandėlių viršininkas, idealiausia profesija. Ja? Tai reiškia, aš čia, visas gėris po mano kontrolę, visa materija po mano kontrolę, rezultatas yra tada, kad atsiranda tos kontrolės dar daugiau, arba gal geresnis pavyzdys bus cecho viršininkas. Reiškia. Jis sukontroliuoja visą darbą, reiškia, darbo ciklas praeina, atsiranda ta materija, kažkas pagamindama, jo, vat jam rezultatas. Ir dabar jūsų atveju gaunasi, kad nėra to materialiaus rezultato ir tos materijos pačios nelabai. Nes įmonė kaip ir jūs kontroliuojat, sakykime, tos pačius, suprantu, kad į darbo saugą čia ir priešgaisrinė iš dalies sauga įeina, jo, ar ne iš dalies netgi? Įeina, jo. Ta prasme, tai taip, ten tų materialių dalykų yra, jūs juos kontroliuojat, bet to materialaus rezultato, ta prasme, tas materialus rezultatas gali būti ar ir skaitmeniniu pavydalu, pavyzdžiui, jo, bet jis pas jūs kažkaip neatsiranda. Nes, kaip ir šnekėjau, ką tik tai, kad pas jūs rezultatas tai blogio nebuvimas. Taip. Bet kai darbuotojai dirba saugiai ir laikosi visų reikalavimų, rezultatas, kaip čia pasakyti, padidėja darbuotojų našumas ir galutiniam variantui padidėja įmonės pelningumas. Nes yra padaroma daugiau darbų, žmonės neiškrenta, žmonės... Jūs to proceso negalite sukontroliuoti. Jūs sukontroliuojat, kas liečia jūsų dalį, tai reiškia tą visą darbų saugą, kad viskas vyktų sklandžiai ir taip toliau, o toliau jau, kaip sakant, jau visą kitą kontrolę jūsų. Kiek jūs laiko, sakykit, šitam darbę? Praeitoj darbovietėj dirbau tą patį, tik turėjau savo klientų krepšelį, sakykime, ten dirbau 3 metus. Klientų krepšelį čia kaip? Čia reiškia, aš neturėjau vienos savo įmonės, kurioje aš darau tvarką, bet aš konsultavau kitas įmonės, kaip ir ką jiems reikia daryti, kas liečia darbuotojų saugą ir sveikatą. Nu, mano, čia, o dabar aš jau turiu vieną savo ūkį ir pati ten darau taip, kaip reikia. Aš suprantu, praeitoj darbovietėj čia gal biški daugiau to rezultatų buvo. Kaip tik ne. Ne? Ne. Tikrai ne. Aš neturėjau įtakos jokios. Mano žodis tik tai buvo, aš galėjau papasakoti, kaip reikia, ką reikia daryti, kad būtų gerai, kaip turi įmonė atitikti teisės aktų reikalavimus. Bet jūs galėjote sukontroliuoti materiją. Tai reiškia, jūs prakonsultavote, išrašė sąskaitą, gavot pinigus. Iš tos pusės taip. Bet aš asmeniškai tų pinigų gaudavau įmonė, kurioje aš dirbu. Jūs įmonės. O atlyginimus. Supratau. Nes matot, kalbant dar ir apie antrą skaičių vienetą, tai vienetas privalo vadovauti. Tai reiškia, tai yra gimę vadovai, strategai, didžiausia jų geriausia savybė tai yra strategijos sukūrimas ir vadovavimas ją įdėgiant. O su pirmų skaičių 8, tai dar ir sukontroliavimas viso proceso, to prasme, iki to rezultato, ką turi pasiekti įmonė. Va tada jau įmonės lygmuo. O dabar autonominis darbas, kas, aš suprantu, jūs dabar dirbat autonominį darbą, kadangi niekam netaskaitingai ir netgi direktorius privalo paklausti jūsų rekomendacijom ir taip toliau. Neprivalo, jūs turite atsirinkti.
Nu, taip, panašiai kaip tarp kalėjimo ir ne. Aš galiu tik pagąsdinti, tai kokios bus pasiekmes, jeigu nebus rezultatai. Suprantu. Tai va čia, žinokit, drįsčiau teikti, kad ne visiškai iš dalies, bet labai smarkiai pritraukiant tas darbas jums tinka. Ta prasme, nes matot, kaip ir minėjau, 8-tukas tai yra viso proceso kontrolė iki rezultato atsiradimo. Ir va tas, aš panašią konsultaciją labai turėjau, kur mergina 8-tukas buvo, reiškia, administratorė restorane. Puikiai po kontrolė ir virtuvė, ir baras, ir salė, ir viskas, ta prasme. Bet to rezultato jinai negalėdavo sukontroliuoti galutinio rezultato. Ir va, ta prasme, jinai tam darbe kaip ir perdegęs. Sakykit, kaip jūs jaučiatės šitam darbe? Kiek jūs ilgai šitam? Mėnesį. O, tai dar nesikalbėtume. Aš jaučiuosi geriau, negu aš jaučiausi prieš tai. Taip, ir galbūt dėl to, kad aš dabar, kaip jūs ir sakot, kontroliuoju pati procesą. Ir man yra lengviau padaryti pačiai, negu deleguoti kažkam, galbūt sakykim taip. Aš tai jaučiu taip, nes niekas nepadarys geriau negu aš. Kas abejo. 8-1 negali deleguoti, kokią naujieną klausykit. Taip, o toliau nežinau, bus matyt, bet aš jaučiu, kad aš esu labiau kūrybinga asmenybė ir kad man labai trūksta tos kūrybos ir tos visos taisyklės, pavyzdžiui, kai aš bandau susidaryti savo kažkokį grafiką, veiksmų seką ir susidėlioti, padaryti planą aš galiu, bet vykdyti tą planą man yra žiauriai sudėtinga, bet aš jį sudarau savo. Kad aš ryte atsikeliu, ten, nežinau, padarau mankštą, tada einu į dušą, tada aš pasigaminu pusryčius, tada aš pažadinu vaikus, tada aš darau tą, aną. Nebūna taip. Aš ryte, kai atsikeliu, man visai kitokios nuotaikos ir visai kitokie planai ir aš nenoriu daryti pagal planą, aš noriu tiesiog, nežinau, kaifuoti tą dieną, pavyzdžiui. Ir nieko nedaryti. Čia be abejo priklauso nuo dienos dar. Ir nuo mėnulio fazės ir visą kitą. Nežinau, kaip nuo mėnulio, nuo kalendoriaus tikrai. Žiūrėkit, jums reikia kaip 8-tukui nusistatyti rezultatą. Kas bus, kas turi įvykti, jeigu jūs atsikeliat, padarot mankštą, pusryčius, ten, ir toliau pagal sąrašą, kaip sakant, ką jūs išvardinat. Jums reikia parodyti, pačiai savo parodyti rezultatą. Va tada aš, sakykime, jausiuos gerai, dar kažkas pas mane ateis tam, tas ir anas ir viskas. Ir jums bus daug paprašiau šitą visą dalyką suplanuoti. Aš ne šiaip savo planą darau, aš žinau, koks bus rezultatas. Ir aš, kai nevykdau to plano, vėliau aš save griaužiu, kodėl aš to nepadariau. Nes aš turėjau tą padaryti, nes būtų rezultatas, nes aš geriau jausčiausi ir taip būtų geresnė nuotaika ir panašiai, bet aš nežinau, kodėl aš nevykdau to. Kai labai gerai pasakė, kad kažkas įvykdyti turi kitas. Čia jūsų vienetas kalba. Vienetas savo strategijos vienas irgi niekad neįgyvendina. Nes vaikai nesiklauso. Jie nedaro nieko. Norėsit pasikalbėsime apie vaikus. Tai jeigu datas pasakysit. Tai va, nes matot, pas jūs 2 8-tukai ir 2 9-tukai matricoje, tai yra visa gimimo data išdėliota, kaip matote, 9 langelius, kiekvienas skaičius turi savo vietą. Ja? Ir jeigu skaičius kartojasi, mes rašome tą patį langelį. Tai va, tai yra vienetas, tai yra labai gerai, kadangi tai yra atsakomybės prisėmimas. Pasirodo, kas gimęs po 2000 yra didelė problema. Žmonės tik nori suprasti, o atsakomybė ne. Neprisims. Pas jūs 2 9-tukai reiškia daug veiksmų. Vis veiksmų ten bus. Čia ir gilius. Ir 2 8-tukai reiškia, kaip dabar madinga sakyti, hardworkeris. Tas, kas dirba daug. Bet, vat vienetas jūsų stumia į tai, kad už jūs kažkas, ne tai, kad už jūs, bet jūsų planą turėtų, tiksliau jūsų planą arba strategiją, nesvarbu, pavadinsim, turėtų įgyvendinti kažkas tai kitas. Tai reiškia ta komanda, kurią jūs surinktumėt. Tai va, todėl, sakyčiau, ne visai jūsų realizacija čia. O sakykit apie meną, apie kūrybą šnekėjot, papasakokit plačiau, prašau. Man labai patinka kurti kažką savo rankom.
Kažkada, kai buvau dekretė, siuvau tipį palapinės vaikams, kilimėlius, ten tokius lavinamuosius, minkštuosius. Kažkada irgi dariau papuošalus, kūriau, man labai patinka spalvinimas pagal skaičius, deimančiukų ten klijavimas ir panašiai. Tai vat visos tos sritys, kur yra rankdarbiai, kur yra kūryba. Kažkada ir eilėraščius bandžiau rašyti, kartą į 10 metų man ateina toks kvėpimas ir aš bandau išreikšti. Čia jau gerai. Taip, vaikystėje aš svajojau tapti pasakų autorė ir aš labai mėgdavau rašyti, kur tada aišku atėjo suaugęs gyvenimas ir nebėra to laiko, kad tiesiog rašyti, bet man tiesiog labai patinka turėti sąsiuvinį ir jame kažką rašyti. Arba kažkokius savo išgyvenimus, kartais savo tikslus, kartais apie savo svajones, kartais tiesiog jo kurti kažkokias, nežinau, istorijas ir panašiai. Tai vat viskas, kas susijęs su kūryba, mane labai ten traukia, bet aš arba nemoku save realizuoti per tai, arba tiesiog aš gyvenu tokiam pasauliu, kur reikia pinigų. O tas menas pinigų neatneša. Deja, mes visi tokiam pasaulyje gyvenam, visiems pinigų reikia. Ir matot, ką aš dabar girdžiu iš jūsų, ta prasme, tai ir yra rezultatas, tas, kurio jums trūksta darbe. Tai yra, jūs padarėt rankom ir matot rezultatą, gatavą produktą, jo, jūs parašėte eilėraštį, irgi rezultatą matot popieriuje, jo, ten užsirašėt savo mintis, iš jūsų dėliojot pasaką, irgi matot rezultatą, tai yra gatavą produktą. Ir va čia tas darbas, kaip ir viskas gerai su kontrolė, bet ar neskatina jis jūsų dar labiau kontroliuoti, nes matot, 8 minusinė pusė yra hiperkontrolė, kada kontroliuojamas kiekvienas žingsnis, žinot, kaip man kažkokiam filme mačiau. Alio, tu kur, tau už nugaros, okei, kodėl, kas tau skambino, kad nebūtų vartai, ir kaip su šituo, ar susivaldot, ar nebūna taip, kad vaikus negyvai užkontroliuoja? Būna. Be abejo būna, taip. Ir dėl to irgi vėliau save labai griaužiu, kokia aš negera mama ir panašiai, bet gal tas, vat būtent rašymas, galbūt ir visa kita kūryba ir tie rankdarbiai, galbūt jie man padeda kontroliuoti savo mintis. Ką aš pastebėjau, kad pas mane galvoje labai dažnai būna chaosas ir labai daug visko, ir gerų minčių, ir blogų minčių, ir susijusių ir su darbu, ir su asmeniniu gyvenimu, žodžiu, ten labai būna didelis chaosas. Ir per tą kūrybą, kai aš atrandu laiko, aš tiesiog momentais sustoju, kai aš atidedu savo kažkokias pareigas ir atsakomybės į šoną, ir aš tiesiog sustoju, nes aš jaučiu, kad nebeišvežu, nebepavežu, ir sustoju ir pradedu kurt, nesvarbu, rašyti, piešti, visiškai nesvarbu, ką būtent, ir man tos mintis, jos kažkaip susidėlioja savaime galvoje. Ir man tada, aš gaunu atsakymus į tam tikrus klausimus, ir aš nusiraminu tuo metu, ir man palengvėja po to. Jūsų meditacijos vieta, meditacijos taškas? Panašu, kad taip, jo. Bet aš tam laiko labai mažai. Įdomu, kad tai užsiminėt, suprantat, nes būtent šitame moksle yra pagrindinės dvi tezės, tai yra tiksliau viena tezė - gyventi discipliną. Bet tai turime omeny ir kūno, ir proto discipliną. Tai va, jeigu mums kūno, disciplina duoda bet koks fizinis aktyvumas, čia nuo paprasto vaikščiojimo iki bet kokio sporto, jo, tai proto disciplina būtent duoda arba vaikščiojimas, arba meditacija. Jeigu žmogus sugeba įnikti, įsijungti kažkokią veiklą, kuri jam duoda tas sąmonės ramybę, ta prasme, proto disciplina, kada dingsta, tas, kaip jūs sakot, mintis susidėlioja pačios, jo. Čia tas ir yra, kad dingsta tas vadinamas beždžionės protas, tada mūsų protas kaip beždžionė išprotėjo, šokinėja nuo šakos ant šakos, jo. Aš pasikartosiu turbūt, jau, kas mane geriau pažįsta, turbūt aš jau su šitą frazę savo užknisau, bet mąstymas turi įgauti tokios didelės upės, galingos upės, ramę tėkmę. Jinai taip iš pažiūros teka lyg ir ramiai, ja? Bet ten teka taip, kad nelabai su jie pasiginčysi. O ne tas upeliukas, kuris šniokščia putoja, su koja užmynė ir viskas. Baigėsi visas šniokštimas ir putojimas. Suprat? Va ten yra mūsų ramybės būsena, kas duoda tą proto discipliną. Ir va toj vietoj mes galim tada, pas mus atsiveria sąmonė, mes galim priimti teisingus sprendimus. Tai prasme, be jokių emocijų, va tada atsiranda šalta analizė. Pas jūs ir 8 ir 1, jie skaičiai tokie grįžti pakankamai, ta prasme,
jeigu galima taip sakyti, viršį, nebaisiai švelnus. Tai vat, būtent šitoj vietoj jums, kaip sakant, ta meditacija, ta sąmonės ramybė ir duotų tą įvertinimą situacijos, kad ne tik, kad grįžtai, kad reikia pinigų ir niekur nesidės jie, bet ir tą dalyką, tą suvokimą, kad galima viską šitą daug švelniau, daug paprasčiau padaryti ir bus tas pats rezultatas. Tai va, o kas liečia darbą, žinokit, jums reikia, kad atsirastų tas rezultatas darbe. Nes matot, jeigu vienetas sukuria strategiją ir pats ją įgyvendina, tai darbas autonominis. Tiek to, čia, taip pasakyti, tokia alternatyva iš bėdos, kada geriau nėra sueis jo. O aštuntukui kontrolė yra gerai, viskas tvarkoj, bet kad turi atsirasti rezultatas. Nebus pilnatvės, nebus to jausmo, kad, ta prasme, jūs kažką padarė. Jūs įgyvendinat kontrolę, kontrolė irgi toks dalykas. Kur rezultatas kontrolės? Kontrolieriaus trolejbuse rezultatas, jeigu jis ten pagavo zuikį tą vadinamą, bet tai vis tiek tai jau materialinis pasaulis ateina. Jo? Tai va, jūsų atveju, jūsų darbe, tai taip yra kontrolė, tai yra instrukcijų laikymasis, kas tinka daugiau galbūt trejetui, nes čia ir mokymų, suprantu, pas jūs yra, vedant saugos mokymus. Tai va, reikia pagalvoti, kaip jums tam darbe surasti rezultatą. Arba kažkokį kalendorių pabandykit užsivesti, ta prasme, kad tai oficialiai įmonė būtų, sakykime, ir žymė, kad 10, 100, 200 dienų be įvykių, 300 dienų yra toksai. Tai va, o materialinį išraišką tai kažkokį gaunam? Kad man už tai sumokės? Taip. Ne, suprantat. Pašnekėkit su vadovai, tegul bent 10 eurų, suprantat, sumoka, aštuntukui tai jau yra materialus rezultatas, tai labai svarbu. O tai, kad aš gaunu atlyginimą kiekvieną mėnesį, tai nėra materialus rezultatas. Už tai, kad kontroliuojat gaunat atlyginimą. Taip. Tai yra rezultatas, bet tai yra ėjimo į darbą rezultatas, suprantat? Taip. Tai va, o jūsų darbo rezultatas, taip, jūs padarot, jūs kontroliuojat visus ir visą kitą, bet jis neišsilieja ta prasme, į rezultatą. Tai yra, nėra konkretaus dalyko, kad vat, aš nuo čia iki čia padariau ir vat, atsirado kažkas. Aš nežinau, kažkas tai gali būti... turi atsirasti. Nebūtinai, galbūt, nežinau, koks nors diplomas, kad, vat, sakykime, įmonė gauna diplomą apie tai, kad prabuvo 100 dienų be įvykių. Kokio nors saugaus darbdavio įvertinimas arba kažkas tai panašaus, suprantat. Ir tas diplomas jau bus jums tas rezultatas, jūs jausitės daug geriau. Arba, kaip sakant, skirt konkrečiai laiko jūsų rankdarbiam, kad rezultatas atsirasdinėtų. Ten, pamirškim, viskas ok, kontrolė yra, kontrolę savo įgyvendinę ten, viskas ok, gaunat pinigus, viso. Bet čia atsiranda tas rezultatas, kurį jūs matot, kurį jūs jaučiate. Jis nebūtinai turi būti apčiuopiamas. Suprantat? Knyga irgi, jeigu tai bus, sakykime, ten elektroninė knyga, tai bus informacija, bet jinai bus svarbi, taip, tai irgi yra rezultatas. Nebūtinai, kad, kaip jūs sakot, pačiupinėt. Bet tą rezultatą jūs turit matyti ir jaust kiekvieną dieną. Arba, nežinau, ten pavydalų pagirimo raštų kažkokių, tai arba to įvertinimo, kaip sakant, bendrai, kad įmonė Malačius ten išsilaikė tiek ir čia jūs suprantat, kad tai yra jūsų nuopelnas jo. Arba per tokį dalyką. Nes kitaip jūs, idealiausia jūsų, tai pagal skaičius, tai yra, kad, kaip sakiau, kaip cecho viršininkas, tai yra ir vadovavimas, ir pilna kontrolė procesų, ir rezultato pasiekimas. Šitos 3 sudėdamosios turi atsirasti. Tada jūs realizacijai, jūs jaučiatės gerai, nes matot, jeigu schemą pasižiūrėt, tai yra, jeigu jūs esat realizacijų, jo, tai reiškia, jūs realizuojat šitus abudu savo skaičiukus, ta prasme, per tuos dalykus, kuriuos sakiau. Jūs jaučiatės gerai, pas jūs kyla energija. Kyla energija, atsiranda idėjos papildomai. Tai reiškia, dirbat su ugnele, jūs pasiekėt tai, ko norit, jums viskas ok, suprantat. Idėjos generuojasi į pinigus anksčiau vėliau. Suprantat, dabar paimkim kitokį variantą.
Jūs realizuojatės iš dalies, viskas ok. Tai yra autonominis darbas, tai yra kontrolė, rezultato nebuvimas. Yra blogai ir anksčiau ir vėliau, tai jūs, užsmaugs. Nenoriu vartoti žodžių, nenoriu būti gindėlio blogų pranašų, kaip sakant. Bet, kad geriau prailiustruot, papasakim, įsivaizduokit, jūs visiškai nieko nerealizuojat. Pas jūs nei kontrolės, nei nieko, nei vadovaujat, nei autonominis darbas, nieko. Grįžtat namo, išsisiems. Ten vaikai nesiklauso, kambarėje, aišku, nesutvarkyti, pamokos neparuoštos ir taip toliau. Blemba, čia manęs nieks nevertina, aš čia stengiuosi, reikiu ir taip toliau, karočią, o manęs nieks neįvertino, kame reikalas, suprantat? Viskas automatiškai griūna. Tai yra ir dirbat jūs tada bilietai. Suprantat, jūs atbūna tą laiką ir padaro tiek, kad prie jūsų neprisikabintų. Ir gaunasi taip, kad materialinio pasaulio nėra, nes dirbat bilietai, tai daug dievė, kad nesumažintų algos, apie pakelimą nešnekam. Ja? Namuose santykiai griūna, dėl to, kad nieks nevertina jūsų pastangų. O mes įpratę... Kam aš čia draskausi? Taip. O vat būtent draskausi, labai tiksliai pasakyta, kadangi mes savo kančias įpratę vertinti labai aukštai. Aš čia, taip, kankinuosi jūs. Ir automatiškai, be realizacijos griūna viskas, kaip kortų namelis toliau. Suprantat? Tai kodėl tai svarbu. Ir žmonės, kiek pasišneku su žmonėm, tragedija, žinokit. Ai, dirbu gerai, moka. A, kad jis geria kiekvieną savaitę. Ten iki nukritimo ar dar kažkas. Nes matot, nėra energijos, žmogus stengiasi ją kompensuoti. Kompensuoti per maistą, per alkoholį, kažkas per... Nesakysiu prie vaikų to žodžio, negalima, ta prasme, ir taip toliau. Mes kažkokiais kitais būdais bandom kompensuoti. Jeigu mes realizuojam save darbe, mums ten energiją pakelia. Jūs atidirbot dieną, jaučiat rezultatą, suvadovavot jūsų atveju, ta prasme vienetas, suvadovavau ten, kur reikia, prakontroliavau procesus, gavau rezultatą, viskas, aš malačius. Ir jūs jau su didelė namo grįžtat, vaikus apkabinat, valgyt padarėt ir jau laukit, kol sekančią dieną į darbą ateisit, nes jūs ten gerai jaučiatės. Tai va, kodėl taip sakau. Pagalvokit, kaip jūs dar galėtumėt pasiekti tą rezultatą, kurį matytumėt kiekvieną dieną. Ir va tada, bent jau, sakykime taip, 80-85% realizacijos būtų. Jeigu dar, kaip sakant, suformuotumėt savo komandą įmonį, kuri vykdytų jūsų strategiją, tą viziją nulis. O jeigu tiesiog paskirstyt atsakomybės? Tai reiškia, jeigu aš paskirstysiu kažkokias užduotis tam tikriem atsakingiem asmenim, deleguosiu kažkokius darbus, tai bus rezultatas toks, kokio man reikia. Tai ne visai vadovavimas, nes jūs, aš suprantu, deleguoja, ta prasme, ne savo pavaldinę, ne savo komandą. Ne. Jo, tai nebus tiesioginis strategijos įgyvendinimas. Ta prasme, nes matot, kaip vieneto tas ir yra, kad vienetas suformavęs strategiją, jis sukomplektuoja savo komandą taip, kad būtent tą strategiją įgyvendina. Ir kas ką turi padaryti, vieneto didžiausias talentas yra suformavus tą komandą, pateikus strategiją, suformavus komandą, išdalinti nurodymus kiekvienai minutį, jis gali duoti labai tikslų nurodymą kiekvienam atskiram komandos nariui, kad jis įgyvendintų tą 5 metų strategiją. Vat, kur tikrasis tas vadovavimas vienetai. Nuo iki strategija ir jos įgyvendinimas. Čia apimant komplektavimą komandos viską. Čia kaip namuose. Kai mes ruošiamės, pavyzdžiui, į mokyklą, ir aš tada lakstau per namus, kažką darau, tu daryk tą ir... Maždaug taip, jo. Čia jau komanda suformuota visam gyvenimui. Kaip sakė. Ne visam. Dėja. Tai kaip ir minėjau, šiais metais strategijos kūrimas, sekančiais metais santykių užmezgimas, kurie padės jums tą strategiją sekantiem 9 metam įgyvendinti. Ką reiškia padės? Bet kokia pagalba. Reikalingi žmonės. Tai yra 9 metų strategija maždaug... Tai reiškia tie, kurie manęs klausys ir darys tai, ką aš pasakysiu? Ne, čia jau kitaip, čia jau diplomatija. Ir tarp kitko minkšta diplomatija, ne ta, kad atėjau, man reikia, davai deramės kaip kas. Ne, čia kur įkalbėti, susitarti. Ir taip. Klausimų kažkokių tai?
Tai pirma mano užduotis pasidaryti planus 9 metų į priekį. Taip, šiandien. Strategijos kūrimas taip. Ne tai, kad planas, jūs turite nusimatyti gairės pagrindinės. Kad po 9 metų aš noriu, kad mano vaikai, kad, sakykime, ar pabaigtų mokyklą, ar jau ten pažengtų kažkur, tai ar galbūt jūs... Bet čia yra jų tikslai, ne mano. Jūsų tame tarpe. Mano pareiga yra duoti jiems viską, ko jiems reikia. Tai galbūt būstą padidinti arba... Nereikia dar didesnį. Nereikia? Aš ir taip nespėjau tvarkyti. Supratau. Kitas dalykas, kad galbūt darbas, galbūt nuosavas verslas. Tai yra, nusimatot, noriu nuosavą verslą, reiškia, nesvarbu, kažkokios tai įmonės. Kaip turėtų atrodyti mano nuosavas verslas? Sakyčiau, kažkas susijęs su gamyba, ar materialaus daikto, ar ne, nebūtinai. Bet aš turėčiau pati vadovauti viskam? Būtent. Misija vienas, suprantat, jūs nei kaip 8 negalit deleguoti, nes norit viską kontroliuoti, nei kaip 1 negalit savo karūnos nusiimti ir karūnos atiduoti kažkam, tai suprantat, nei pagal 1 skaičių. Jeigu jūs tai padarysit, jeigu jūs sugebėsit sukurti verslą, jį užsukti ir deleguoti, atiduoti kažkokį direktorių, pasisakyti, čia bus labai įdomu. Tada praktiškai, žinokit, galėtumėm kiekvienam podcast'e ar kokiam nors viešam pasirodyme jūs kaip pavyzdį, žinokit, pateikčiau visą laiką. Tai va. Supratau. Nes vėlgi, kaip ir sakiau, proceso kontrolė, rezultatas ir vadovavimas visam šitam procesui iki rezultato. Va. Kur jūsų realizacijos taškas? Vydas, ar ne? Vydai, ar jūs galite duoti man kažkokių tam tikrų patarimų, kaip man bendrauti su savo vaikais, kad nebūti jiems vadovė, tiesiog, kad jie matytų manyje pavyzdį, nematytų priešo, matytų draugę ir kad aš nesusigadinčiau su jais santykių? Jo, turiu datas jūsų vaikiukų taip. 1-2 pirmas, jo. Antras, kaip minėjau, misija įsijungia nuo 303 metų, tai tam yra labai daug laiko. Čia yra gerai, nes tą vienetuką juos sušvelnins, tas dvejetas, viskas liuks. Sakykit, ar jis klasiai, ar apie kurį mes kalbame? Apie vienetą, 28 dieną, kuris gimė. Ar jis klasiai lyderis zavadila, kaip anksčiau vadindavo toksai? Sunku pasakyti. Jį klasiokai mėgsta, bet aš matau, kad jis galbūt dalinai nori įtikti ir seka kartais blogų pavyzdžių vien dėl to, kad nebūti atstumtam. Galbūt aš klystu, bet aš kaip mama darau tokią išvadą. Iš to, ką aš matau. Mes manau, tą, ką jūs paminėjote, kad noras įtikti, tai čia jau daugiau dvejeto. Dvejetas nori įtikti siekdamas išsaugoti santykius. Tai va, o vienetas tai yra kaip ir jūs, lyderis ir strategas. Ir vat, visom mamom galėčiau pasakyti, pas ką yra vaikai vienetukai, stenkitės neužgniaužti jų lyderio savybių. Jie turi vadovauti, jie turi kur strategiją, jie turi ją įgyvendinti. Ir jeigu vaikas, sakykime, pakeitė mokyklą ar tiesiog klasė jo nesiklauso, to prasme, yra kitas lyderis klasėje, nebūna 2 karalių, tai tada reiktų tartis ar su mokytoju, ar su auklėtoju, leisti jiem būtent dirbti individualiai. Visa klasė daro užduotį ir jis atskirai daro kitą užduotį, tipo kitą, bet realiai daro tą pačią užduotį, tik truputėlį kitokią. Ir už tą užduotį jie atskirai pagiriama visa klasė, kad malačiai gerai padarė, ir jis atskirai pagiriamas, kad tu irgi malačius irgi gerai padarėjai. Kad neužgniaužti tų lyderio savybių. O šiaip vaikas... Tai padeda klasiokams. Kiek žinau, tai jeigu jisai greičiau padaro kažkokią užduotį, tai vėliau jisai padeda klasiokam, kurie nesupranta ir nežinau. Vėlgi apie dvejetą, mesgai santykius. Mesgai santykius. Ne, čia viskas labai gerai. Matot, bet iš tikrųjų jisai jaučiasi labai gerai, tai aš jo paprašau pagalbos. Taip. Ir už tai jisai gauna pagyrimą. Taip. Jo, ir aš labai stengiuosi taip. Tarp kitko, ir su kitų vaikų, kuris gimęs 9 dieną, pas jį irgi reikia lygiai taip pat. 9-ukas realizuoja save per pagalbą. Jis visiškai kitoks. Vat jis kaip tik yra klasės lyderis
visi visada renka jį kaip ten, nežinau, komandos kapitoną ir panašiai, visi vaikai balsuoja už Jis jį, turi jisai liniją. Zavadzylava tas. Jis turi liniją 159. Tai reiškia emocijos 159 linija, tai yra adekvačios verslo komunikacijos linija. Jis su visais susitars, visus pritrauks pas savį į komandą. Jo, jisai gudrutis toksai, taip, jis labai toksai, sakykim, jo, laviruoja. Tai va, matot, devintukai, kuo jie įdomus yra, pagrindiniai jų dalykai yra taip, tai yra emocijos stiprios ir kartais nevaldomos gali būti protrūkiai. Labai nevaldom, Jo. o Dieve, koks jis nevaldo. Ir jis žiauriai užsispyręs, vat jisai nori taip ir viskas, ir jisai bet kokiu būdu tą Čia yra pasieks. pergalės siekimas. Ir jisai prieštaraus, ir jisai rodys savo, sakykime, emocijas, ir jisai tuo momentu jisai yra nevaldomas. Bet jisai išsilieja, Taip. atviesta, ir jisai ateina ir viskas Per gerai. kokias 3 minutės turbūt, ne? Nu, gal 15. 15? O, tai ilgai. Gal 10. Jo. Nes matot, kitas dalykas yra, tai jie realizuoja save per pagalbą devintukai. O va tą, kai jūs išvardinat, tai yra pergalė. Suprantat? Tai jis eina į pergalę, bet jis užsibrėžė, čia jo tikslas, jo pergalė ir jis nori laimėti. Ir jis bet kokiam ginčia, jis gali suprast, čia jau šešetukas. Jis labai taip Šešetukai tirštingi. Ta prasme, vat, aš paslėpsiu tavo telefoną, nes tu ir patiliukais, ir svarbiausia, aš galiu lakstyti, ieškoti, mes vėluojam, viskas, jau reikia išvažiuoti. Kur mano telefonas? O jisai nieko, jisai Čia visi ramiai šeši. sėdi, jo, ir ten po kokių 5 minučių jisai, kai aš jau viskas pasišiaušus lakstau, jisai tada, aš paslėpiau ten ir ten. Čia misija šeši. Nes tu tą ir tą. Ok. Taip. Tai va, matot, šiaip devintukai yra įdomus tuo, kad jie yra prieš tai buvusių 9 kompetencijų rinkinys. Tai yra, jis turi ir tos pačios lyderystės kaip ir jūsų, jo, jis turi tos pačios empatijos kaip dvietukas, jis turi analitikos kaip trejetas, jis ir kreatyvo turi kaip ketvirtas, ir diplomatijos kaip penketas, ir komforto suvokimo, ir netgi meniškumo, ta prasme, įkvėpimo jo kaip šešetas, jis gali greitai viską realizuoti kaip septynetas, jis gali būti darbštus kaip aštuonetas. Ir tik 20% susideda tai, ką aš išvardinau, tai yra noras padėti. Galbūt dabar jis nejuntamas pas vaikus, tai truputėlį kitaip, bet jeigu jo paprašyti, jisai padės būtinai. Kartais taip. Emocijos, Jo, labai. emocijos stiprios, noras padėti, noras laimėti. Taip, Tai reiškia, vienareikšmiškai. taip. Ir jam kiekvienas konfliktas tai yra mažoje pergalė. Suprantat, sportuoja vaikas? Taip. Baseinas, krepšinis, Devintukas turi gyventi sporto salėje praktiškai. 3 sporto šakos šiuo. Tai va, žinokit, labai gerai, kad sportuoja. Pagal jį matosi, jisai energingesnis, jisai greitesnis, ten netgi kai jie žaidžia tarpusavį dviese. Septintukas yra matricui, matau, dar plius. Ja. Jisai toksai žvalesnis. Mhm. Matosi, jisai kitoks. Vienetas jisai strategas, suprantat, jam reikia apmastyti, ramiai susidėlioti. Mes jo viską. apie vienetą. Jo, ne, ta prasme, o devintukas jo, jie tokie šustresni, daugiau energijos, daugiau greičiau, ten dar kažkaip. Pas devintukus dar yra toksai gamyklinis nustatymas kaip abipusiai naudingų schemų kūrimas. Mhm. Keletą, kiek teko konsultuoti, tai vienas iš jų labai gerai pasakė, sako, aš kartais devintukas, aš kartais užėjęs į patalpą, sako, aš nematau žmonių. Aš matau gamybininką, logistą, tiekėją, pirkėją, o aš sutarpininkauju ir visi uždirbu. Tai va, devintukus labai lengva į tinklinį marketingą įtraukti. Atsargiai, nors jie ten gali pasiekti labai gerų rezultatų. Ja? Nu, jeigu grįžtam prie vieneto, vienetas iš pradžių, vienetai, sąmonės skaičiai, jie tokie pakankamai, kaip įsireiškia, šaltini. Jie eina link savo tikslo, jie sukuria strategiją, eina link tikslo, suformuoja savo komandą, suskirsto čia maniškiai, viskas, čia mano kebra, yra mano ir visi kiti. Visiems kitiem nieko, saviškiam viskas, jis ten ir gali būti mentorius, tėvas, mama, dievas, kas tik nori. Tai yra saviai ir jis būtinai padės ten, gali paskutinius mašinus nusiimti, tol kol tu savas.
Nedaug dievė, tu nesavas, tai tu nustoji egzistuoti tiesiog toks jausmas, kaip sakant, iš žaidimo ištrynė iš Dabar čia yra pasaulio. apie mane ir apie vaiką. Misija vienas truputėlį kitaip, suprantat, jūs Okay. principė bet kokiu atveju esate aštuntukas, pas jūs vienetų ilgesys yra. Mhm. Ta prasme, pas jūs vienetų Nes man labai ilgesys. artima, kai jūs sakot vat, apie tuos atstumtuosius, kur nedaug dievė tu man perėsi kelią, tu Tas, tiesiog ištrintas. tas yra, bet ne tokiam laipsnėje kaip Pas pas jį. vaiką dar stipriau, Jo. ne? Okay. Jo. Mhm. Taip, kad, nu, jam nedaug dievėjo priešuko. Tai vat. Tai jeigu trumpai tiek, tai vienetui, kaip minėjau, pirmiausia, jis turi lyderiauti, reikia surasti vietą, dar kažkas tai pasišnekėti su mokytom. Jeigu jis lyderis, jis pasakė klasę. Pavadimą. Ir čia mokytojai labai stipri pagalba gali būti, jeigu jis susitars su juo, reiškia susitars su visais likusiais. Taip. Suprantat, todėl kad Jo, jo. jie jis paskui jį, suprantat. Taip. O devintukui reikia prašyti pagalbos ir susitarti. O per sportą kodėl sportas devintukui svarbus, kodėl jis turi gyventi sporto salėje. Vienas iš būdų išmest tą emocijų perteklį. Jis tiesiog taps ramistu, bet jis turi laimėti. Jam reikalinga pergalė ir tada jis atsikrato tų emocijų perteklį. Kaip man pačiai su jais bendrauti? Tas ryšys tarp manęs kaip mamos ir jų. Pasakysiu taip. Kaip man nesugadinti? Nei vieno, nei kito jūs kaip aštuntukas kontroliuoti negalite. Taip, kad aštuntukas savo traukit į šoną. Bet aš jau kažkaip turiu juos išmokinti, ar ne? Aš suprantu, tartis. Kad yra tas Jūs kažkokius turite pareigos tapti jų lyderiu. atsakomybės. Jūs turite tapti jų lyderiu. Kaip? Jungiat savo vienetą, Kaip? suformuojat strategiją. Tai yra, hebra, Mes žiūrėkit, turėjom grafiką. savaitę darom, grafikas yra kontrolė. Hebra, žiūrėkit, yra 2 savaitės, ne? Planas toksai įgyvendinti, padaryti tą ir galia ten, nežinau, filmas. Mhm. Nepaėjo. Ir nepaėjo. Nepaėjo. Kuriam nepaėjo? Abiem? Abiem. Nepaėjo. Bet grįžkim prie tos kontrolės, ar ne? Nu, va tas susitarimas, kaip jūs sakot. Pas mus buvo grafikėlis. Kad ir kiekvieną dieną jie turėjo rinkti pliusiukus. Kad jie ten, nežinau, tvarkosi. Ai, šitas ir pas mane nepaėjo, žiūrėkit. Nu, ir pas mane irgi nepaėjo. Tai vat kaip man aš kitaip neįsivaizduoju, nes vis tiek surinksit kažkiek ten pliusiukų, arba gausit kažkiek ten laiko telefone, arba bus filmas, arba gausit pinigėlių. Ta prasme, mes... Tie pliusiukai, nu jie neapibriežti. Kaip neapibriežti, taigi yra parašyta už ką. Ne, jie apibriežti, bet ta prasme, ką reiškia už ką, už gerą elgesį? Ne, Už savo pareigų ir atsakomybių vykdymą. Taip, Kiekvienas bet tai reikia žmogus taip turi, įvardinti. Nu, nežinau, Čia net psichologai man pataria tas- tą aš taip daryti, suprantu. kad vaikams būtų vizualiai aišku, ką jie turi padaryti, ar ne? Kad būtų kažkoks rezultatas. Ir jie turi žinoti, ką jie už tai gaus. Tai va aš dabar nesuprantu, kaip man iš kitos pusės padaryti tą patį, taip šiai. Vat aš galvoju, kaip tą strategiją sudėlioti. Čia reiktų pagalvoti to. Manot, kaip tą strategiją sudėliot, kad jie jaustų tą, kaip sakant, augimą. Nes, nu, matot, tie pliusiukai, tai čia daugiau planavimas ir kontrolė. Mhm. Strategija, truputėlį atskiras dalykas, tai yra daugiau. Nu, vienetai gali 5 metų strategiją pavadinti planu, nes jiems trumpalaikis planas 5 metai. Tai čia kitas klausimas. Bet realiai tai yra strategija, suprantat. Ir kaip iki to palaipsniui daryti. Ta prasme, galbūt pateikimas kažkaip to plano, tos lentelės pateikimas, na tos galbūt suveikus ir ta lentelė. Suprantat? Mes kartu nedarėm. Ne, okei, bet kaip pateikti? Kaip pateikti? Turiu omeny, ar dėl to, kad jūs elsitės taip ir taip kažkas tai bus, ar žiūrėkit, tikslas toksai ir mes einam, va, tokiais va žingsniais. Tai irgi yra rezultato? skirtumas. Ne, va, tikslas toksai, rezultatas va čia, Taip. jo, ir mes einam link jo va tokiais va žingsniais. O ne tiesiog renkam pliusiukus. Aš nežinau, reiktų šitą dalyką pagalvoti. Klausimas įdomus, tarkim, labai. Tas pačiam aktualu. Man kaip mamai. Jo. Išmąstyk ir sugalvok. Jo, nes matot vėlgi, ta prasme, kaip ir principė tai bus ta pati lentelė su pliusiukais, jo, bet patikimas. Ne kaip vienetas ir ne kaip 8.
Ne. Ne, kaip vienetas, matot, bet ne kaip Čia aštuonetas. kalbam daugiau apie pristatymą. Jo, kaip vieneto būtų idealiai, ta prasme, bet tam jūs turite tapti autoritetų ir lyderių. O Šitos kaip tapti savo chebros. autoritetų ir lyderių, pačiai kažko pasiekti, aš taip suprantu. Kad jie matytų, kad mamytė yra Sukurt wow. strategiją ir juos, ta prasme, pasiekti tą strategiją. Tai va, galbūt patabai taip. Ačiū Jums labai. Į sveikatą buvo malonu. Buvo malonu. Ir tas tikrai turės savo rezultatą. Taip, tikrai, nuoširdžiai dėkinga Jums. Ačiū Į labai. sveikatą. Tikiuosi sugrįšim dar kartą čia į Margaslėnį, Aptarti pasikalbėti, aptarti rezultatą būtent. Mielai, Tai va. mielai. Malonu buvo. Ačiū Jums labai. Dėkui. Good morning, everyone. Drink your coffee. Enjoy this morning. Don't forget to smile. Be grateful for what you have. And have a good day.